Jau Paulius minėjo apie meniskų funkciją, kuri yra svarbi stabilizuojant, amortizuojant, paskirstant apkrovą kelio sąnaryje. Taip pat meniskai yra atsakingi už kremzlės mitybą, užtikrina sąnarių kongruentiškumą. Sekanti skaidrė taip pat kartojasi, jinai yra labai svarbi tuo, išskiriant raudonąją zoną, kuri yra gerai vaskuliarizuota ir šioje esantis srityje pažeidimai, plyšimai turi galimybę sugyti ypatingai jauname amžiuje. Tuo tarpu baltoji ir pereinamoji raudonoji baltoji zona savybės sugyti neturi ir dažniausiai šios srities pažeidimai yra gydomi chirurginiu būdu. Ką mes turime magnetinio rezonanso metu, tai mes atliekame 3 projekcijų skanavimą. Tai yra koronarinės, sagitalinės ir ašinės plokštumos su ir be riebalų supresijos, kas mums leidžia pilnai įvertinti menisko konfiguraciją, galimus jo anatominius variantus, tolygumo, pačio magnetinio signalo intensyvumo pokyčius esant pažeidimui, santykį su kitais, su kitom struktūrom kelio sąnaryje. Įprastai meniskas yra žemo AMR signalų intensyvumo, tolygus, ką mes matome šituose 2 vaizduose. Pažeidimo atveju mes matome aukšto signalų intensyvumo intarpą. Plyšimo atveju tas intarpas turi siekti vieną iš sąnarinių paviršių, kitaip tai nėra plyšimas, tai yra tiesiog degeneracija. Taigi magnetinio rezonanso privalumai yra tai, kad mes galime tikrai išskirti pažeidimo lokalizaciją, tipą. Ir šnekant apie plyšimus, tai būtent labai svarbi grupė, tai yra plyšimų nestabilumų ir dislokuotų fragmentų įvertinimas. Bandysiu apžvelgti šitas pagrindinės meniskų patologijas. Ta, ką Paulius jau šnekėjo, tai yra įgimta diskoidinio menisko patologija, dažna vyresnio amžiaus degeneracija. Labai didelė grupė meniskų patologijų, kurias sudaro plyšimai. Iš jų sekančios susiformavusios parameniskinės cistos ir sunkiai diagnozuojami pooperaciniai meniskų pakitimai bei pakartotiniai jų plyšimai. Diskoidinis meniskas jau buvo prieš tai paskaitoje apžvelgtas. Aš tiesiog primenu, kad magnetinio rezonanso metu mes tai galime pilnai įvertinti. Tiesiog matomas sagitalinė plokštumoje keliose iš eilės pjūviuose nekintantis menisko storis. Meniskas nesiaurėja centrinėje dalyje, išlieka nepakitusio storio. Diskoidiniai meniskai nėra vien tik asimptominiai, gali pasižymėti skausmo kliniką, dažnai pažeidžiami, dažni plyšimai, susiformuoja cistos, tai tą atžymėti jį radus būtina irgi. Labai svarbi ir daug problemų kelianti menisko bėda, tai yra jų degeneracija. Meniskas su amžiumi randėja, praranda savo elastingumo savybės ir keičiasi jo AMR signalo intensyvumas. Jeigu įprastai mes matome tolygų žemo signalo intensyvumo meniską, tai degeneracijos metu audinys keičiasi ir signalo intensyvumas keičiasi. Kartais su plyšimais tai diferencijuoti yra sudėtinga. Šituo atveju norėjau parodyti tiesiog menisko degeneraciją, netolygų signalo intensyvumo ir šalia plyšimą, kuris yra aiškus aukšto signalo intensyvumo defektas, siekiantis sąnarinį paviršių. Tai šitų dalykų diferencijuoti sudėtinga, bet įmanoma. Taigi, didžioji grupė, tai yra meniskų plyšimai. Čia išvardintos visi pagrindiniai jų tipai. Tai yra horizontalus, išilginis, horizontalus, vertikalus, radialinis, įstrižinis, kibiro rankenos, liežuvėlio ir kompleksinis. Atrodo, jų čia labai daug, bet svarbiausia reikia žinoti, kad yra 3 pagrindinės jų grupės, tai yra horizontalus, išilginis ir radialinis plyšimas, iš kurių seka visos kitos galimos meniskų plyšimų variacijos.
išskirtina yra nestabilių ir dislokuotų meniskų plyšimų grupė. Tai yra vadinamas išilginis plyšimas, kuris dislokuodamas vidiniu savo dalimi formuoja kibiro rankenos plyšimą. Liežuvėlio tipo plyšimas tai gali būti horizontalus plyšimas ir dislokuotas jo viršutinis lapelis arba gilus radialinis plyšimas, dar kitaip vadinamas parrot tipo plyšimas, kaip papūgos snapo plyšimas. Ir jeigu mes nematome dislokuoto fragmento, apie menisko nestabilumą galima spręsti apie defekto, matant defekto pačio apimtį ilgį, tai yra jis turėtų būti daugiau negu 10 mm. Taigi horizontalus plyšimas, dažnas plyšimas, manau, kad ir echoskopijos metu tą mes pamatyti labai dažnai galim. Lengvai, jisai tiesiog jo šis atitinka blauzdikaulio ašį. Šie plyšimai dažniausiai sąlygoja, atskiria meniską viršutinę ir apatinę dalį. Dažnai šių plyšimų pasekoj formuojasi parameniskinės cistos. Išilginis vertikalus plyšimas kaip pavyzdys. Tai yra tiek šito išilginio ir radialinio plyšimo derinys. Čia dar vienas schematiškas pavaizdavimas tiesiog išilginio plyšimo ir galimo išilginio vertikalaus plyšimo. Čia norėjau pavaizduoti tiesiog, kad galimas plyšimas periferinis, išilginis, ta prasme raudonojoje zonoje, kurioje galimas savaiminis sugėjimas. Radialinis plyšimas, jeigu jisai yra nedidelis ir mažas, jį diagnozuoti netgi magnetinio rezonanso metu yra sudėtinga. Todėl mes turime žiūrėti kelias projekcijas ne tik sagitalinė, bet ir koronarinė plokštumoje. Jeigu radialinis plyšimas apima ir periferiją, jis atskiria meniską į priekinę ir užpakalinę dalį, matomas platus defektas, nestabilus visiškai meniskas, tiek ašinėje plokštumoje, tiek sagitalinėje mes tą galime matyti. Čia taip pat pavaizduotas platus radialinis plyšimas. Sagitalį mes galime nematyti, jeigu pjūvis patenka šitoje plokštumoje. Jeigu darysim skenavimą, galima tiesiog nematyti pačio menisko, atrodo jo nėra. Artroskopinis vaizdas. Aišku, kitą kartą labai sudėtinga pasakyti, ar čia radialinis, ar vertikalus išilginis plyšimas. Nėra taip lengva. Svarbus radialinis plyšimas, tai yra meniskų šaknies plyšimas. Plyšus meniskų iš šaknies srityje, jisai tampa visiškai laisvas ir atžymėti, kad tai yra būtent šaknies plyšimas būtina, skiriasi operacijos pačios apimtis, būtinas menisko išsaugojimas. Radialinio menisko plyšimas kartais gali asocijuoti, kadangi jisai meniskas tampa laisvas, menisko subluxacija, vadinama ta protruzija. Platus išilginis plyšimas, atkartojantis menisko kontūrą su dislokacija, yra vadinamas kibiro rankenos plyšimas. Įprastai mes tarp krumplinėje pakiloje matome tik tais kryžminius tvirtinančius raiščius. Kibiro rankenos plyšimo metu fragmentas migruoja vidinis ties tarp krumplinė pakila. Įvyksta taip vadinamas kelio sąnario blokas. Šitame pavyzdyje matomi tiek medialinio, tiek lateralinio menisko kibiro rankenos plyšimai, ties tarp krumplinė pakila mes matome dislokuotą tiek vieną, tiek kitą menisko vidinį laisvą fragmentą. Čia šitoje vietoje dar yra disekuojančio osteochondrito defektas. Vertinant sagitalinėje plokštumoje galima matyti dvigubą užpakalinio kryžminio raičio imituojantį dislokavusi meniską. Čia toks tipinis vaizdas.
Liežuvėlio tipo plyšimai, tai formuojasi tiek iš horizontalaus plyšimo, migravus vienam iš lapelių, arba gilus radialinis plyšimas. Čia pavyzdžiai pateikti liežuvėlio tipo plyšimo su fragmento migracija. Kompleksinis plyšimas, kaip žinia, yra kelių plyšimų kombinacija, gali būti tiek radialinis, tiek išilginis ir vertikalus. Šitoks plyšimas yra visiškai nestabilus. Plyšimai sąlygoja, jau kaip minėjau, kai kurie čia parameniskinių cistų formavimasi, dažniausiai tai yra horizontalus plyšimas. Cistos gali būti įvairios dydžio ir lokalizacijos. Pateikta didžiulė priekinio rago srityje policiklinių kontūrų, septuota parameniskinė cista. Čia mažesnė, tiesiog užpakalinio rago srityje cista susiformavusi. Daug problemų keliantis ir diagnostinių požiūrių po operacinių meniskų pakitimų vertinimai. Jeigu mes žinome operacijos apimtį, lengviau vertinti pakitimus, bet rezekcinis kraštas būna netolygus. Pakitimų vertinimas dėl to sunkus, nes jisai yra netolygus. Menisko signalo intensyvumas keičiasi, iki metų laiko jisai gali būti netolygus ir imituoti plyšimus. Todėl šis tyrimas rekomenduotinas atlikti su MR artrografija, kurios metu mes suleidžiam kontrastinę medžiagą į sąnarį. Ir esant defektui, plyšimas puikiai išsiskiria. Šitoje vietoje čia mes matome tiesiog randinį audinį, tai nėra plyšimas. Ir pavyzdys randinio audinio ir pakartotinio menisko plyšimo po dalinės rezekcijos. Kaip žinia, meniskų pašalinus meniską vystosi osteoartrozė, sąnarys kenčia, netenka savo amortizacijos. Šitas procesas gerokai pagreitėja. Ir tiesiog noriu pasakyti, kad kelio skausmas tai nėra tik meniskų patologija. Ačiū.